Okay, let's go. Gerą dieną, bachariukai. Na, kaip jūs išsilaikė. Aišku, gerai, kas čia per klausimas. Turi būti gerai. Na, o aš, žiūrėkit, kokius du gražuolius sumontavau. Stoglangiai Velux. 1,40 ant 1,60 m. Svoris, vyručiai, patikėkit. Viskas apipjauta, apeita su šiferiu. Viskas padaryta kultūringai ir gražiai. Na, o jeigu norit pažiūrėti, kaip pavyko man visas šitas reikalas, tai pasimkit čipsų, kavos ar ten nealkoholinio, atsisėskit patogiai, įsipatoginkit ir atsukam juostelę atgal ir einam pažiūrėsim, kaip man tai gavosi. 93 kilogramai. Japapa. Matot pas mumis, kas čia darosi. Kokią puzlę reikia surinkti. Tai va, viršui turiu tarpinę. Tada eina stoglangio rėmas, paketas. O čia yra viršutinės tarpinės vandens numetimui. Ir dar šitas geras daiktas irgi ne visi perka. Jeigu perka kokį nors pigesnį stoglangio variantą, ne Velux, tai dažnai nebūna, reikia pačiam burt. Čia šitas labai geras daiktas. Tai paskui parodysiu, kaip jis irgi naudojamas. Taip, susijungiam. Ne to galo nesujungsi niekada. Galiu pasakyti. Turi būti toks klik. Va, čikšt. Tai va, šita tarpinė labai svarbus dalykas. Būna dažnai, kad užsakovai ar pataupo, ar jiems vadybininkai nedasako. Kągi. Susirinkau tarpinę. Šitą tarpinį yra geras daiktas, nes anksčiau jos niekas nenaudodavo. Bet kadangi stoglangis dedasi virš apšiltinimo sluoksnio į šitą tarpą, sakykime, jau lyg su danga, tai čia ir visą laiką peršalinėja stoglangiai. Tai čia yra sprendimas, kad neperšalinėtų. Dabar turiu štai čia skylę, dabar apsipjausiu lentas, atsiversiu plevelę. Pats jau montavau gal prieš kokius metus. Tai vėl biškį primiršau tą eiliškumą, kas kaip, bet to atsiminsiu. Tai su pirmu išmoksiu, su antru jau parodysiu ir jum, kaip reikia montuoti. Iš tikrųjų tai juokauju, susimontuosim ir taip. Tai jau apačioj, matėt, kokį komplektą turim. Štai dabar kokių įrankiukų reikės, nes reikia apsipjauti, kaip ir minėjau, susišaudyti plevelę. Tai dabar čiumpu makaroną, nusipjaunu lentas. Lentas pjausim čia, paskui čia dėsim makaroną. Dabar papasakosiu biškutį plačiau. Sakykime, jeigu jūs montuojat stoglangį į jau esamą stogą, tai biškį galioja kitos taisyklės. Stoglangio matmenys yra duoti visą laiką specifikacijoje. Aš jau kaip montavau gegnės, žinojau stoglangio matmenis. Tai čia stovi gegnės, jau pastatytos pagal stoglangio plotį. Šitos lentos taip pat yra pagal stoglangio aukštį. Jau viskas su pasidaręs. O jeigu montuojate seną stogą, tai tas angos matmenis reikia išgaudyti visą laiką. Kadangi aš jau viską su išgaudęs, tai dabar tiesiog čia va visur atsibrėšiu. Dabar šitoje vietoje įsidėsiu po makaroną. Visur, perimetru. To jau suprasit dėl ko. Susidėjau visur perimetru makaroną. Dabar jį prisisuksiu.
Aišku, bus sakančių, tai kodėl nešaudai, būt greičiau. Šaudyčiau, jeigu turėčiau vinių pasiėmęs. Bet kažkaip tais išgarau iš galvos ir nepasiėmiau. Tai. Aišku, galim pasitikrinti, ar viskas čia mums yra čiki-briki. Esu, kaip sakant, beveik įsitikinęs, bet patikrinsiu dar kartą. Ar čia viskas yra gerai pas mumis. Čia telpa. Čia kita telpa. Matot, visas šitas reikalas yra pagal mūsų angos išmatavimus. Tevelę pjausim labai paprastai. Štai ir mūsų langas į gamtą. Kaip gražiai lenda, kaip čia buvusi. Va, opa. Dabar laikas atsigabenti pirmą stoglangio rėmą. Bandysim užsitempti viršų. Randasi ten apačioje. Ne pati sunkiausia viso reikalo dalis, bus sunkiausia, manau, paketai. Bet paketam pasikviesim pagalbos, o dabar turėtumėm susitvarkyti ir dviese. Kaip tik dabar ir atsisveikinsim tam, kad galėtumėm sugrįžti rytoj ir prieš atsisveikindami nepriminsime, kad jau tie naujieji metai iki beveik ant nosies. Graželį Palangoje jūs kviečia į naujųjų metų programas. Tuoj prasidės tie klausimai. Pasirašym kišti stoglangį, ogi nėra laikikliukų uždėta. Visko pasitaiko, nežiplėms pasitaiko, kaip sako. Reikia pirmą užsimontuoti laikiklius. Na jau, kai laikikliai vietoje, tada galima įsodinti stoglangį savo vietą. Dabar turim štai tokią detalę. Kas nežinot, jinai montuojasi virš stoglangio. Yra tokia kaip nuolaša. Tuoj mes ją primontuosim. Yra universali visiems stoglangiam vienoda. Padaryta va tokia slankijant. Dabar, jeigu pamuštų padanga čia kažkur ar kondensatas ar sniegas, pradėdamas tirpti, nebėgtų čia į vidų ir nepatektų į apšiltinimo sluoksnį, dedasi štai tokia detalė. Reikalingas štai toks įrankėlis, kad nesupjaustyt plėvelės. Pasitelksim į pagalbą multifunkcinį įrankiuką. Dar toks mažas patarimas, tai lango rėmo niekada netvirtinu, kol neįstatau varčios, nes įdėjus varčią tada tik tais galima sumatuoti strižainės, pastatyti pagal gumą ir tik tada jau pritvirtinti prie stogo. Tai tokia smulkmena, bet svarbi smulkmena. Planas gimsta bedarant. Galvojam, kelsim kopečiom, bet ne. Pakelnojam lemba vieną varčią sveria, ne varčią, o pats paketas sveria, nežinau.
gal 70 kg. Pasirodė pavojinga, nesinori nusipirkti savo vieno, tai atsivežėm stelažiuką. Tai bandysim per 2 etapus kelt ant stelažo ir tada į viršų. Ir žiūrėsim, kaip seksis. Netikėtai reikalų čia su to stoglangiu, bet būna visko. Reikia padaryti kažkaip tai. Patys nesusidės. Reikia išstenėt. A išstenėsim, Edgarai, kaip nors? Ką? Ar išstenėsim? Negrįšim su rudu dryžium per nugarą. Ką? Taip negali būti. Reikėtų stogą jau sušyti. Liuksa meistrai. Sunkiausia dalis padaryta. Stoglangį užkelti vietą. Štai mūsų stoglangiukai. Tadam! Dabar belieka tarpinės apkaustai, na ir prileis šiferį. Tai judam tolyn. Dabar svarbus momentas stoglangį pastatyti pagal įstrižainę. Bet įstrižainę čia sumatuoti yra beveik neįmanoma, tai geriausiai, kaip sakiau, įsidėti varčią ir matuoti pagal varčią, kad būtų aplinkui vienodi tarpai. Dabar prisikabinsiu, jau būnu lipęs ją pasižiūrėti, matosi biški eina į konusą kraštai, tai toj sureguliuosim. Prisikabinu stoglangio viršų, o apačią pastumdysiu, tada ant baisių. Aurė mano pačiai pasakys, kaip pastumdyti, o aš pastumdysiu. Tai einu dabar prisisuksiu viršų. Atrodo, kad sureguliavom, bet dabar einu savo akim, pažiūrėsiu iš apačios. Pažiūrėsiu, ar tikrai gerai. Atrodo, kaip ir gerai. Turėtų būti gerai viskas. Einam toliau montuoti tarpinę dabar. Dabar dėsim tokią tarpinę iš plėvelės. Jinai yra užkelta jau viršų. Einam. Parodysiu sekantį etapą. Dabar eilė šitam reikalui. Nusistato daugmaž taip. Dabar pjauti reikia plėvelę. Toks principas, elementaru, Watsonai, kaip sako. Dabar yra šitokie laikikliukai. Na ir jie čia įsistato. Taip, kad plėvelė visada būtų savo vietoje. Šito reikalo viskas. Dabar reikia iki galo prisitvirtinti stoglangį ir dėsim aplinkui tarpinę.
taip. Sekantis reikalas, kur dabar inkubatorius. Dabar mūsų tikslas čia va padaryti sandarį. Dabar matot, čia tokia padaryta kaip gofra. Ta gofra nebereikala, o jums skirta yra, kad galėtumėm apgaubti grebėstus, kad čia būtų sandaru. Nes tokiuose vietose visada yra tikimybė įpustyti sniegui. Tai va taip, va tiesiog čia kur nors prisimušu. Na, o dabar liko, kas liko dėl miko, o liko tai vandens numetimo visas sijonas. Jis pradeda montuotis nuo pačios. Štai stoglangio nereikia niekada užsitrenkt, nes reikės pakelt, kad prisukt. Va, tai mano apatinė detalė. Žvėriška detalė. Jo papa. Tiesiog vaistas stato, čia varžtelė įsisuka. Čia šitie vėliau. Iškišidas tegu pakinti. Dabar šitų man reikia spalvotų. Turi būti su spalva. Va. Štai ir jie. Reikia stengtis neišmėtyt. Aukso vertės varžteliokai. Reikia nepamiršti, kad priekis užsispaudžia dar su viena tokia detalė. Dabar ant vieno varžto prisikabinau. Pasimsiu šoninę detalę. Tai šonas. Sumaišiau pusės. Šitas eina čia. Opa. Gražiai vieną į kitą susimauna. Tada kita pusė. Svarbu, kad šis kardelė susikištų viena į kitą. Kulkas. Na, dabar viršutinė. Viršutinė, kiek pamenu, sunkiausiai sėdėti. Na, dabar užsidėsim šitas juostelės. Ir jos pastatys mums šonus į savo vietas. Kreipkite dėmesį į šitą liežuvėlį. Jis turi būti viršui. Turi būti viršui ir išleist per šitą tarpą.
negaliu. Čia kai mauna šitą šoninę detalę, kreipti dėmesį. Šita auselė turi išlysti per tarpą. Jeigu neišlys, tada teks vėl viską atsiardyti. Dabar planas prisisukti apačią iki galo. Taip, čia prisisukau. Varščiukai liko 2. Tai jie dėsis viršui, reikia jų nenaudot. O čia dabar prisisuks, va matot, yra varžtelių skylė. Jeigu gerai matot, čia jau dedasi, kiek pamenu, paprastas, nedažytas. Na, o čia įsistatė apačia. Viršus irgi matot, liežuvėlis vietoj. Štai šita detalė, nelabai suprantu, kodėl jin būna komplektuojama atskirai, juk be jos nieko čia nepadarysim. Tokia detalė į savo vietą. Na ir paskutinė detalė, va ši čia užsimauna ant viršaus. Taip, šita užsimauna ant viršaus ir ši čia va svarbus momentas, ta auselė, kur sakiau, užsilenkia žemyn, kad užlaikytų detalę. Na ir viskas, čia daugiau visur dedasi kleimeriukai ratu. Jeigu nebenoriu montuoti antro stoglangio, atsibodo, galėtų būti vienas. Bet dantį sukandam ir išspaudžiam dar vieną. Dar toks patarimas, visada kaip jau būna čia padarytas priekis, pasižiūriu pagal aukštį, įsimontuoju vieną papildomą lentą. Ir šita lenta reikalinga, nes čia kašvino nekeltų, vis tiek mes srieksim
šitoj vietoj, kad švino nekeltų, įsrieksim varžtą, kad būtų visada gražiai prigludęs. Ten, kaip matot, bangos viršus nupjautas. Paskiau parodysiu, kaip išpjaunam tą lapą, kad kuo gražiau gultųsi, kad nebūtų atmetimo atgal. Bet čia yra labai svarbus momentas. Jeigu norit čia gražiai prisileisti. Čia priguldysim paskui. Gražiai. Matot, kaip gražiai gula. Nežinau, matot ar nematot. Bet man tai čia labai gražiai ir čia reikia varžto. Nes jeigu čia varžto nebus, tai čia klijuoja, kiti su dvipusėm juostom. Bergždžias reikalas, iškart galiu pasakyti. Tai va, matot, varžtai į kiekvieną bangą, bangos viršų be gailesčio, nes kiek esam palikę stogų čia be varžtų, tai visą laiką tekdavo sugrįžti. Čia vėjas atkelia, jeigu klijuoja man kažkokių klijų, klijai atšoka. Prie skardos gal ir įmanoma priklijuoti, bet tikrai ne prie šiferio. Tai va, paprasčiausias būdas į bangos viršų po varžtą ir viskas, pamirštat visiems laikam. Na štai baigiu prikomponuoti šitą lapą. Dabar čia užsispaudžia. Tai žodžiu, turim siaurintis vieną visą eilę, kad šitą galėtumėm paplatinti, žodžiu, kas žino, tas supranta. Haha, ar matot ką nors? Aš tai jau nieko nebematau. Tamsu kaip šiknoj. Pjaunam namo, rytoj pabaigsim. Tai susimatom rytoj. Matot, kiek reikalų su to stoglangiu. Palieku jums spręsti, ar čia lengva, ar čia sudėtinga, bet per šį video parodžiau tai, kaip viskas atrodo mano akimis, meistro akimis, ar tai jūsų akimis, jeigu bandysit montuotis ne gamintojo brošiūrose ar gamintojo video, kur ten daro ant stendų, ten viskas visada atrodo paprasčiau. Tai papasakojau visus niuansus, su kokiais susidursit. Na ir manau viskas su stoglangiais, tai pažiūrėjus šį video gali drąsiai dėti skelbimą ir eit montuoti stoglangius. Tai ačiū, kad žiūrėjot, būtinai paspauskit tokį nykštuką, nepagailėkit. Na, o mes susimatysim kitose video. Tai ate ir iki, ir sėkmės, ir visa kita, ir gero savaitgalio. Čiau.